Counter-terrorists win. Skamba internete daugiau nei 20 metų. Ovacijos aidi tūkstančių žiūrovų talpinančiose CS turnyrų arenose. Užfiksuoti milijonai žmonių, kasdien prisijungiančių prie šio žaidimo. Nemirtingo žaidimo statusas. Turnyrai, kurie išbando žmogaus sugebėjimų ribas. E-sporto bendruomenės pagrindinis pamatas. Rūkas. Sekundę priimti sprendimui. Šausi. Strike. Pataikiai. Arba ne. Ir visa tai dėka dviejų žmonių, kurie pasitelkė populiarų žaidimą ir iš esmės pakeitė jo išvaizdą. Quake žaidimo modifikacijų kūrėjas iš Vietnamo, Minh Guzman Lee, žąsiažmogis ir amerikietis Jesse Cliff pirmą kartą susitiko ties žaidimu Action Quake 2. Minhas kuria patį žaidimą, o Jesse šiam įsteigė internetinį puslapį Action Quake 2 Map Depot, kurio paskirtis buvo pateikti visą aktualią informaciją apie žaidimo žemėlapius. Šiam duetui 1990 m. sausio mėnesį kilo idėja, pakeitus žaidimo Half-Life išvaizdą, sukurti naują žaidimą pavadinimu Counter-Strike. Nuo to laiko Minh Lee ir Jesse Cliff tapo kolegomis. Valve 1998 metais sukurtas Half-Life tapo vienu populiariausių visų laikų kompiuterinių žaidimų. Half-Life tuo metu pasižymė išskirtinėmis grafikomis, interaktyvumu ir istorijos pasakojimu. Vėlesni žaidimų kūrėjai siekė atkartoti Half-Life sėkmę ir šį žaidimą laikė esminiu puikaus šaudyklės žanro pavyzdžiu. Taigi, Half-Life ginklų išvaizda buvo modifikuota, o veikėjai pakeisti į teroristus ir specialiasias pajėgas. Taip savo žanro pionierius Half-Life, modifikuotas, kad atrodytų ir žaistųsi kiek kitaip, tapo CS, atskira strateginė šaudyklė. Pirmųjų ginklų ir personažų modelių dizainas bei animacijų kūrimas užtruko apie 40 valandų, tačiau buvo susidurta su nemalone kliūtimi, kuris suvalgė kur kas daugiau laiko. Jiems buvo sunku surasti pakankamai žmonių, kurie galėtų išmėginti ankstyvą Half-Life modifikaciją, kuriems teko primiktinai įtikinėti savo draugus, kad šie pažaistų ir pasakytų savo nuomonę. Su tokiais draugais ne priešų nereikia. Pati pirma versija buvo primityvi. Buvo sunku žaisti. Botų nėra, žaisti galima tik per vietinį tinklą su draugais. Netrukus kūrėjai sulaukė ankstyvos kritikos. Žmonės kritikavo žaidėjų modelius. Jiems buvo sunku atskirti, kuris yra T, kuris yra CT. Kūrėjai toliau leido papildomas beta versijas ir nuo 5 beta fazės CS pradėjo šiek tiek priminti į tai, ką žaidžiam dabar. Žaidėjų kiekis kilo ir gana greitai. Beta versijos Counter-Strike'as sulaukė 245 000 žaidėjų, kuriai nesuvaldė srauto, kartais serveriai užlūždavo ir tekdavo išeiti į lauką ir liesti žolę. Šį mažą, bet sparčiai augantį žaidimą pastebėjo patys Half-Life įkūrėjai. Kartu su Valve pagalba Counter-Strike buvo oficialiai išleistas 2000 lapkričio 1. Counter-Strike išsiskyrė iš kitų šaudyklių savo strategiškumu. Kiekvienas pasirinkimas buvo svarbus. Visi klystam, juk tai žmogiška, ar ne? Net sese. Jei pradžioje žaidimo tave nužudo, viskas vaikeli, tu dabar tyliai pyksi ir lauksi, kol pasibaigs raundas. Kitos tuometinės šaudyklės klaidas atleisdavo ir po nužudimų kelių sekundžių bėgyje grąžindavo atgal į veiksmą. Tačiau net sesas. Todėl reikėjo žaisti atsargiai ir itin strategiškai. Counter-Strike įgūdžių lubas pasiekti buvo sunku, tad žmonės, kurie pražaidė net kelius šimtus valandų, vis dar turėjo ko išmokti.
Populiariausias režimas buvo bombų išminavimas. Jei CT komanda per 45 sekundės nespėjo išminuoti T komandos padėtos bombos, taip pat buvo mažiau populiarus įkaitų išgelbėjimo režimas. CT tikslas – išgelbėti visus įkaitus arba bent pasirūpinti, kad teroristų nebebūtų. Pirma išleista versija tapo didžiausiu tų metų hitu. Tačiau tais metais buvo išleistas dar vienas CS žaidimas, kuris netapo toks populiarus. Valve norėjo sukurti Counter-Strike, kurį žaistų tik vienas žaidėjas. Tad šiam vienišių žaidimui reikėjo gerai išprogramuotų kompiuterinių draugų. Valve pasamdė žaidėjų studiją Turtle Rock, kad jį sukurtų gerus ir įdomius botus naujai CS versijai. Didžioji dalis CS žemėlapių nebuvo sumodeliuoti atsižvelgiant į botų judesius, tad kūrėjai praleido didžiąją dalį laiko algoritmų ir navigacinės sistemos pagerinimui. Todėl botai įgavo taktinių įgūdžių, kada bėgti, kada pulti ir kada apsupti. Geras pasirinkimas, jei žaidi vienas, arba tuo metu neturi interneto, arba draugų. Iškyla klausimas, kodėl kai kas nors kalba apie Counter-Strike, jie turi omenyje būtent 1.6, o ne 1.5 ar 1.4. Atsakymas yra gana paprastas. 1.6 buvo paskutinis didelis Counter-Strike atnaujinimas. Palyginus su pirma versija, daug kas buvo pakeista. Geresnis meniu, fizikos bei daugybė kitų pataisimų. Šio žaidimo populiarumas buvo nenupasakojamas. Žmonės pradėjo organizuoti turnyrus. Pasirodžius pirmajai žaidimo versijai, beveik iš karto atsirado ir profesionalaus CS žaidėjo savoka. Kadangi nuo pat pirmų CS dienų geriausi pasaulio žaidėjai turnyruose varžėsi už vis didesnius prizinius fondus. Vienas didesnių CS turnyrų – CPL Winter 2001. Įvyko būtent pirmoje versijoje – 2001 metais. Šis turnyras dažnai minimas kaip esminis momentas esporto istorijoje, žymintis didelio masto tarptautinių Counter-Strike varžybų pradžią. CPL Winter 2001